Aš esu Donatas Stankevičius ir kviečiu į savo fotografijų parodą Legendinė praeitis. Prieš 6 metus, stodamas į magistrantūrą Vilniaus dailės akademijoje, turėjau sugalvoti temą, kuri neapsiribotų vien vaizdų kūrimu, bet turėtų ir tiriamąją dalį. Taip gimė idėja panagrinėti atminties temą, konkrečiai kasdienybės aspektą. Buvo įdomu vis labiau gilinantis suprasti, kaip vis tik kasdienybė mįslingai išslysta iš mąstymo zonos. Kinematografiškose kadruose rekonstruoju savo vaikystės, paauglystės ir mokyklos baigimo metų patirtis, sutiktus žmones ir išgyventas situacijas. Asmeniniai pasakojimai čia tampa universaliai atpažįstamais būtojo laiko simboliais. Vaizduoju daiktus, kurių dalį kaip kolekcionierius turiu dar nuo vaikystės. Įvairius žaislus, pirmasias riedlentes, audio kasetės, vaizdo žaidimų konsolės, gumos popierėlius ir kitus laikmečio artefaktus, liudijančius perėjimą nuo sovietinės kasdienybės prie jau vakarietiškos popkultūros. Manau, kad ciklas meninėmis priemonėmis iš dalies sprendžia atminties temos klausimą ir, pavyzdžiui, vaizdo antropologams reikalingų kasdienybės vaizdų stygių iš lietuviškojo 9 ir 10 dešimtmečių pradžios. Nes mano ir tuometinių draugų archyvuose dažniausiai pasitaiko vaizdų, menančių tik ypatingas progas, tokias kaip gimtadienis, giminės šventės, kelionės, atostogos prie jūros su beždžionė ant peties ir panašiai. Jokiam tėvui neatėjo mintis nufotografuoti, kaip jų vaikai eina pakeisti besibaigiančio sifono ar taiso sulūžusių mopedą. Kruopščiai rekonstravus šias kasdienybės mizanscenas kartais žmonėms žiūrint net kyla klausimas, gal tai ir yra iš seno albumo ištrauktos fotografijos. Ciklas ne tik kuria nostalgišką detalių prisotintą laikmečio peizažą, bet ir skatina apmąstyti tapatybės, atminties ir vizualinės kultūros ryšius. Labai norėčiau, kad šis ciklas pažadintų ir jūsų asmeninius prisiminimus, kurių tikiu yra begalė, nes visų mūsų praeitis yra legendinė.